Sveiki bičiuliai, atskubėjau į sekmadienio turgų. Šį kartą anksčiau norėjau geresnę vietą užsiimti, eilė dar neilga, mažai žmonių atvažiavo kol kas, nes 40 minučių iki atidarymo. Pardavėjai dar ruošiasi, dėliojasi daiktus. Ir ką, aš jau turguje, dar keletą naujų mašinų atvažiavo, į galą nulėkė, tai reikės ir jas vėliau nueiti patikrinti. Šitas stalas nukrautas daug lėkščių, indų, porceliano, nelabai domina, nieko neapžiūrėjau. Čia žaisliukų, Disney, Mickey Mouse'ai. Maždaug po 10-15 svariukų jie. Kas čia? Pilna dėžių. Daugybė drabužių. Nesinori man čia grūstis, žmonių aplinkui pilna. Praleisiu šitą pardavėją. Čia radau keletą įdomių daiktų, būtinai vėliau parodysiu. Mėgstu aš pasiknaisioti, ne kartą esu radęs smulkių brangių daiktų, dėžutėse ar maišuose, tiesiog reikia nepatingėti. Truputėlį laiką gal sugaištų, bet pavyksta rasti. Ir vėl daugybė drabužių, daugybė žaislų. Nieko vertingo nematau. Nėra įmo, kažin ar surasiu ką parduoti. Kompaktai, atrodo pigus, filmai dar pigesni, nieko vertingo dėžėje. Pas šitą pardavėją radau daug elektronikos, apžiūrėjau, nusipirkau, parodysiu vėliau. Taip pat dar turėjo vinil plokštelių, apžiūrėjau keletą, parodė vieną brangesnių, pasiūlė 30 svarų. Bet sako, jeigu pirksi viską su visa dėžutė, tai padarysiu nuolaidą. Tai žodžiu, video eigoje parodysiu, ką pavyko sumedžioti. How much you want? Make me an offer. I don't know, mate. I don't know nothing about it. 30 quid. If you look, they're selling for hundreds. You're getting a bargain. Go on. Čia dar radau keletą video grotuvų, wireless media box, bet kažkodėl nepirkau, turbūt skubėjau ir pražiopsojau. Čia pamačiau vinil plokšteles ir vėl apžiūrėjau. Nieko labai ypatingo neradau. Keletą plokštelių apžiūrėjau su žinomesniais pavadinimais. Po to grįžęs namo patikrinau jų kainas. Nenorėjau labai rizikuoti, nes plokštelės buvo po 2 svarus. Taip pat ir kasetės, kompaktai, po svarą. Bet nebuvo garsių pavadinimų.
kad nuėjau ieškoti kažko įdomesnio. Ir vėl pilna žaislų, drabužių. Labai čia mane kas domina. Čia dar vyras pardavinėjo irgi elektronikos. Bet tokia buvo jau panaudota, apdaužyta, parūdijusi. Kažko trūko, kažkas nulaužta. Bet porą daiktų radau gražesnių, tai nusipirkau. Čia ant stalo dar buvo radio, planšečių, DVD grotuvas, Sony buvo ausinės, man atrodo. Buvau daugiau susidomėjęs pirkti, bet gaila, kad ne pačio geriausio stovio. Tai palikau gulėti ant žemės. Šiandien sėkminga dienelė, daug sumedžiojau daiktų, visokių skirtingų ir batų, senai pirkau. Taigi netilpo šitos raketės, gan gražios. Senelį pardavinėjo. Karakal firma, negirdėta. Su įdėklais. BSL 120, bet čia rašo ASJ 170, tai panaudotos apie 30-40 vienetas. Čia irgi ta pati firma, Boron 150, šitos neradau būtent, bet panašios irgi apie 30. Už abi sumokėjau 5. Dar pasiėmiau Lego, duplo. Švarus, gražus, 2 žmogeliukai. Knygutė biškai paplyšusi, bet gerai. Čia kažkoks žaidimo aikštelė. 1084. Tai reikės sudėti vaikučiams, galės žaisti. Toliau, batai. Mokėjau 5. Už šituos ir už šituos. Iš tų pačių senelių pirkau kaip ir tas raketės. Odiniai. Geros kokybės matos. Kažkas apie 20-30 tikrai. Vertė bus Lenovo ThinkPad. Mokėjau 5 svarus, sakė veikia, bet be pakrovėjo. Tai vis tiek pardavinėsiu dalim. Nepatikrinta, untested. Čia nice. Priedėlis prie televizoriaus, HDMI, internetas. Yra pultelis, aišku, reiks valyti. Maitinimo blokelis, mokėjau 2 svarus. Kažkas 15-25. Toliau pasiėmiau šitos kompaktėlius, po svarą buvo. Šitas ir šitas. Šitas truputėlį pigiau, kažkas apie 10. 70 kainos svyruoja. Šitas brangesnis, 20-25. Bent porą skelbimų yra įdėta.
Čianais vaiko klausymo aparatas. Prie lovytės, Vitech. Mokėjau svarą 50, apie 15. Čianais Space Invader Arcadia Keyring. Mokėjau svariuką. Supakuotas, gražus. 18 metų. Kažkam dovanų. Šitas testeris Sealed. Vienas yra dėtas už 15, bet praimtas, panaudotas. Mokėjau 3 svarus. Pultelis Sony. Prašė 4, bet pasiūliau 3. Tai sutiko. Essential Alarm Pack. Mokėjau svariuką, trūksta baterijų. Sakyčiau, kaip ir naujas, nenaudotas. Kažkam prireikia baterijų. Apie 20 vertė. Dar batai, Puma. Tokie įdomus, blizgus. Porą svariukų paprašė. Kulnai nenutrinti, bet aišku naudota jau. Gražus, patiko man jie. Toliau Philips radijos, aliarmas ir žadintuvai. Šitą mokėjau svarą 50, apie 10 vertė ir šito panašiai šiaip. Šitokių yra daugiau, tai jie yra ir po 8 ir po 15, kadangi daugiau yra, tai ir žmonės bando parduoti, pigiau įdeda. Toliau dar pamačiau Sony užrašą, išsitraukiau iš maišiuko, žiūriu PlayStation'ui pirmam, prijungti prie televizoriaus. Paprašė svariuko, tai labai gera kaina, retas dalykas. Laikrodukas tiksi, firma neįspūdinga. Būtent tokią neradau šiaip. Tai nežinau, vertės tikslios. Mokėjau 3. Stiklas nesubraižytas. Gražiai, solidžiai žiūrisi. Vėl keletą žaidimų radau. Nėra jie tokie brangus. Už šitą mokėjau 3. Pilnos komplektacijos. 2 kompaktai. Nėra jie brangus. Kainos nuo 6 iki 15. Šitie taip pat, PlayStation 2, Off-Road. Šitas pigesnis, pigiausias iš visų. Kainos įvairias, šiaip nuo 6 iki 15, tai aišku, viskas priklauso gal irgi nuo būklės. Čia į kolekciją kol kas, po to gal ateityje pardavinėsiu. Toliau barzdaskutė. Mokėjau 3 svarus. Apie 20, 25. Telefonai už abudu mokėjau svarą. 8 kažkur apie 8, 10 prasideda dalim. Skaičiavimo mašinėlė, Casio, FX. Mokėjau svariuką. Pigiausias įdėtas už 7,50.
Ir truputėlį kasečių prisirinkau. VHS. Matyti aktoriai, matyti filmai, tai kažkam gal dovanų. DiCaprio, Paplūdimys, matytas filmas. Ir aišku, legendinis Van Dammas. Kickboxer. Visi geri filmai. Taigi po 20 piškių, tai už visus sumokėjau svarą. Ir ką, brangiausias pirkinys šios dienos ir šių metų, manau. Šitie vinil kompakčiukai. Šiaip tikslios vertės nežiūrėjau kol kas. Kelsiu nuotraukas. Elvis. Gaila, kad ant pačio galo aš ten jau žiūrinėjau ir radau. Sakė, buvo čia daugiau tų kompaktų. Išsirinko jau. Nemažai čia jų. Šitas matas jau buvo Charity Shop labdarinuose pardavinėjamas. Už visus šituos ir dėžutę sumokėjau 40. Dėl to, kad už šitą paprašė 30. Sakė, labai gera kaina, dar šalia jo ten bandžiau žiūrėti ir taip toliau. Kadangi jisai yra su parašais, kiek čia teisybės neaišku, ar čia originalus ar ne. Tiesiog surizikavau, siūlė 30, bet sako už viską 40, tai pabandysiu. 89 metų. Grupė visiems gerai žinoma. Reiks dar internete patikrinti. Tai vat, šios medžioklės radiniai. Keletą daiktų brangių, bet maždaug po 20, po 30. Kažkokio deimantėlio nebuvo rasta šį kartą. Dar greitai parodysiu, ką pavyko parduoti per paskutinės kelias dienas. Tai būtų Xbox 360 maitinimo blokelis 10 svarų. Philips radija žadintuvas 25 svarai. Lacoste batukai. Aš pirkau juos savo, bet spaudė šonus. Tai pardavėm eBay. Pirkom Vinted 45 svarai. Čianais robotukas, bet atšaukė jį. Persigalvojo žmogus. Toliau kamera dalims. Užstrygęs kasetė. Matos buvo tvarkyta, kaip pirkau jau mačiau, buvo išardyta. Pardavėm už 10.
Toliau čia 8 mm juostelė kamerai. Parduota už 16. Microsoft pelytė. USB jungtis. Parduota už 27. Toliau meškiukas minkštas, didelis, 9 svarai. Ir paskutinis būtų projektorius, metalinis, sunkus, firma Aldis. Dar pirkėjas prieš tai rašė, klausinėjo apie būtent šitą diametrą, skersmenį. Tai jau matavau, siunčiau centimetrus ir po to nupirko. Tai tiek šią savaitę pavyko parduoti. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, spauskite like ir susigirdėsime kitą kartą.